Sveiki atvykę į naują epizodą. Tai šiandien turim sekmadienį po pietų ir išvažiuojam Lenkijos link. Tai krovinys vyksta į Lenkiją, iš Čiečiną. Tai penktadienį bendradarbis pakrojo priekabą iš Šiaulių, stiklo pluošto audiniai. Tai šį reisą važiuoju ne vienas, važiuoju su pagalbininkė. Darbo savaitę su Samasvalu toliau tęsiam darbus su tentu. Tai rytoj turėtume būti iškrovime, nes palei viską iškrovimas ir yra rytoj. Tai iki ten yra apie 1000 km, tai šiandieną be vargo pusę nuvažiuosim. Ir rytoj maždaug po pietų turėtume būti iškrovimo vietoje, o toliau žiūrėsim, kaip toliau susiklostys darbai. Dabar Kaune sustojom užsipilti kuro. Ta dabar ir darau. Pilsimės pilnus bakus. Aną baką jau prisipyliau. Dabar tankinam šitą ir važiuosim toliau. Tai šį reisą tempiam vėl kitą priekabą. Na, yra beveik nauja, tai jai dar nėra nei metų laiko. Biški tik tais dabar neplauta, nešvari. Tai čia yra Šmicas. Tai įmonėj turim tik vieną Šmic priekabą, tai šitą. Žiūrėsim, kaip čia prilips ar neprilips, nes kol kas pas mus visos yra kronė. Šita visai nebloga priekaba, lengvai tentuojas, lengvai viskas vaikšto, aišku, nėra ko norėti, nes kaip ir sakiau, jai nėra nei metų laiko. Tai matysim, kol kas esminių labai didelių skirtumų nematau, tik tiek, kad kronė priekaba atrodo tokia, kaip pasakyti, standesnė, o šita tokia labiau makaroninė, gal važiuojant nelygumais, tai šita labiau linguoja į visus posūkius. Kol kas tiek te pastebėjau. Aišku, tentavimo mechanizmas biški skiriasi, bet jau prieš tai esu dirbęs su daug Šmicų, tai man nieko naujo čia. Prisipylėm 780 litrų kuro, tai dabar turim pilnus bakus. Šio vilkiko pilni bakai yra 1,305 litrai. Tai dabar galim judėti toliau. Kur Augustoje pasidarysim pauzę ir žiūrėsim, kur dar čia šiandien nuvažiuosim. Tai sustojom Lenkijoje, šiandieną pravairau 8 valandas 51 minutę, pravažiavom 647 km, tai iki vietos liko nebelabai daug, 430 km. Tai dabar darysime 9 valandų pauzę, dabar yra 9:30 vakaro, tai dar reikės eiti kažką užkasti ir eiti ilsėtis, nes darysime tik 9 valandų pauzę. Ir rytoj po pietų turėtume būti iškrovime, o toliau žiūrėsim, kas čia gausis. Labas rytas. Kiekvieną rytą pradedam su tą pačią rutiną, tai apsižiūrėti, kas po nakties daros aplink vilkiką, pasitikrinti bakus, aišku, ar nėra lysta kas nors išleistas kuras ar panašiai, pasitikrinam, ar nieks neatkabino priekabas, lyg ir ne, ar sveikos padangos, ar nesuplėšė tent ar panašiai, ar šiaip kažkas neatsitiko. Tai kiekvieną rytą visada apeinu aplink mašiną apsižiūrėti. Nes maža ką, gal kažkur kažkas naktį užkliuvo ar kažkas, tai geriausia apsižiūrėti, kad paskui nebūtų problemų. Pas mane kol kas, kaip matau, viskas tvarkoje. Parkingas, aišku, čia irgi 10 iš 10. Purvinas, bet čia važiuojam. Bet šį reisą važiuojam nacionalkiam, tai yra ne autostradom, ne autobamais, tai nėra ko norėti. Bet šiaip man visai kartais patinka pailsėti nuo autobamų, tai visai kaip ir nieko. Paraityti nacionalkiam, pakovoti su lengvikiam, lėtais vairuotojais ir panašiai. Tai ką, dabar liko dar apie 15 minučių, einu pasidarysiu kavos ir galėsim pradėti darbo dieną.
Ką dabar sustojom pasidaryti pauzę. Pravairavom 3 valandas 40 minučių ir iki vietos liko beveik 200 km. Naujienos tokios, kad paskui važiuosim krautis į Vokietiją, tik nežinau su vietiniu pervežimu ar be, nes iki pakrovimo bus kažkas apie 300 virš kilometrų. Tai šitą dar sužinosim eigoj, greičiausiai šiandien. Kažkur apie 14 valandą vietiniu laiku būsim iškrovime, tai manau be problemų iškraus ir žiūrėsim, ar reikės kažką pasikrauti ir važiuosim tušti į Vokietiją, o paskui, kiek žinau, važiuosim į Latviją. Tai dabar einam papietauti ir judėsim toliau. Tai atvykom į iškrovimo vietą, dabar yra kažkur 2:30, dabar eisiu nusiminėti diržus. Kadangi čia turim didelį tarpą, tai bandysim neatsidarę šoną nusimti. Jau ne vieną kartą pavyko, tai turės pavykti ir dabar. Kad negaištume laiko, tai dabar nieko nelaukim ir einam nusiminėti diržų. Tai jau ir išsikrovėm. Šiandieną dar turi 2 valandas važiavimo ir parašė, kad užčiam važiuoti pakrovimą į Vokietiją. Tai žiūrėsim, kiek dar čia pavažiuosim. Kažkur netoli Berlyno turėtume sustoti. Aplink Berlyną irgi labai negalima bazuotis, nes stipriai pjausto tentus, vagia ir panašiai. Tai žiūrėsim, kur čia nuvažiuosim. Tai dabar einu, užsidarysiu galą ir pasiplanuosim biškį, kaip toliau važiuoti. Judam pakrovimo link, tai iki pakrovimo yra 350 km ir rytoj fiksuotas pakrovimo laikas 6 ryte, tai bandysim laviruoti tarp laikų. Dabar dar 2 valandas pavažiuosim ir bandysim kažkur sustoti prieš Berlyną. Tai baigiam darbus, sustojom Vokietijoje, tai nedaug mes čia pavažiavom, beveik valandą laiką per Vokietiją. Šiandieną pravažiavau 8 valandas 31 minutę ir pravažiavom 550 km. Tai tais keliais, kur važiavom nacionalkim, tai yra labai neblogai, nes ten daug kaimų, bamo buvo labai mažai. Tai iki pakrovimo liko 250 km, dabar yra 5 valandas 50 minučių. Tai darysimės 9 valandų pauzę, kas reiškia, kad kilsim beveik 3 valandą nakties ir reikės per 3 valandas kažkaip suspėti atsidurti pakrovime. Tai bus labai sunku, manau, kad vėluosim, bet stengsimės vėluoti kuo mažiau ir tikėkimės, kad pavėlavus pakraus ir viskas bus gerai. Jau šiandieną diena praėjo ganėtinai sklandžiai, nes iškrovė per 36 minutės, kas yra tikrai labai greitai. Tai dar diržus nusiminėjau kas 10 minučių, tai iki valandos užtruko visas procesas, tai yra labai gerai. Tai matysim, kaip seksis rytoj. Dabar galime eiti pavalgyti ir ilsėtis.
Atvykom į savo pakrovimo vietą, tai vėlavom tik 10 minučių, tai niekas nieko blogo nesakė. Dabar jau atvykęs į vietą, kur ir kraus, tai reikės truputį palaukti tikriausiai, nes priekį turim vieną kolegą. Tikėkime greitai pasikrausim ir galėsim judėti toliau. Na va, atsidariau šoną, laukiu, kol pradės krauti. Tai palaukiu apie 20 minučių ir privažiavo. Tai dabar laukiam, kol pradės krauti. Šiaip čia visada ganėtinai greitai krauna, tai problemų neturėtų būti. Tai va, tik juos pagyriau ir šį kartą ne taip greitai vyko pakrovimas. Reikėjo palaukti, kol susiveš visą produkciją, tada pradėjo krauti fūrą. Tai kad šis taisyklingai nusikrautų, priekį sudėjau 5 paletės po vieną, tada 16 palečių sudėjom 2 myliam ir tada ant galo vėl 2 po vieną. Čia yra kažkokie mineralai, kiek mačiau, gal čia druska ar kažkas tokio, ne pirmą kartą čia krauname, šiaip ganėtinai dažnai tenka apsilankyti. O dabar baigiu tvirtintis krovinį ir galėsim judėti toliau. Štai ir baigiam tvirtintis krovinį, tai susidėjau 15 diržų bendrai, o dabar užsidarom ir galėsim lėkti toliau. Dabar kylam po pauzės, tai dar turiu apie 3 valandas važiavimo. Matysim, ką čia galėsim nuvažiuoti, bet iš tikrųjų, man atrodo, anksčiau pasibaigs bendras, tai visų neišvažiuosim, gal net neimsim 10 valandas. Tai per pauzę nuėjom į dušą. Rašys iš tikrųjų nusikrovė ganėtinai neblogai, tik tais priekį truputį per daug galėjo būti mažiau. Bet palyginus kaip 23 paletės, tai labai neblogai. Nes priekinė ašis maksimaliai galima apkrauti 11,5 tonos, o pas mane yra 11,4. Bet šiaip principė nėra labai blogai. Tai dabar važiuojam toliau ir pažiūrėsim, ką čia šiandien pasieksim. Gal netyčia išeis kokią Pozną nepasiekti. O važiuojam tai tiesiai į Rygą dabar. Tai ketvirtadienį turėtume būti iškrovime. Išsikrausim ir tikriausiai važiuosim namo. Ką, šiandienos darbus baigiam, dėja neišėjo tilpti į 9 valandų vairavimą. Žodžiu, važiavau parkingą 8 valandas 59 minutės vairavimo laiko ir kažkoks lenkas pasistatęs skersai fūrą, aš pro jį nebegalėjau prasukti ir ką darysi, jo kabinoje nebuvo. Būčiau paprašęs, kad patrauktų, kad galėčiau aš įsisukti į parkavimo vietą, bet kadangi jo nebuvo, tai nebuvo ką daryti, iš galo atvažiavo kitas vilkikas, lengvikės, tai nebebuvo ką daryti, tai važiavau toliau. Tai išdirbau lygiai 9 valandas 30 minučių ir perdirbau 1 minutę 13 valandų bendro, kad galėčiau darytis 11 valandų pauzę. Tai atsispausdinau čekį, ant čekio parašiau situaciją. Tai iš esmės šiaip dieną apart šito praėjo ganėtinai sklandžiai, pasikrovėm viskas normaliai. Ir pravažiavom dar šiandien 751 km. Tai kaip ir minėjau, važiuojam tiesiai į Rygą.
Tai rytoj turėtume pasiekti Lietuvą, gal netgi kažkiek pavažiuosim per Lietuvą, tai bus matyti kaip seksis. Dabar darysiuos 11 valandų pauzę. Pažiūrėsiu, dar pasiskaičiuosiu, kad atvažiuoti Varšuvą ryte, kad nebūtų draudimų. Varšuvos draudimai yra vietinių laikų nuo 7 iki 10. Stengsiuos Varšuvą pravažiuoti prieš draudimus. Ir tada matysim, kur čia kiek nuvažiuosim. Nu ką, labas rytas, turim ankstų trečiadienio rytą, dabar yra po 3, kažkur truputis po 3, einu apsižiūrėti aplink vilkiką, jau mačiau vieną problemėlę, bakai lygiai ir kaip yra viskas okei. Matosi, kad nukrito galinė ašis, vos ne į sparnus remiasi, tai vadinasi turim kažkur turim oro nutekėjimą, ko pasakoje išeina oras ir nukrenta galas. Man šiaip vieną kartą yra jau tai buvę. Tai buvo praskirdusi pagalvė. Kai čiučiut pasileisdavo galas, pro suskirdusią pagalvę pradėdavo eiti oras, išeidavo oras ir sukrisdavo taip pat šikna. Nežinau, ar čia tas pats variantas. O pagalvė tai yra pneumatinės sistemos elementas, kuris paprašiau, kad būtų paaiškinti naudojamas vietoj spyruoklių vilkikuose ir kad galėtum reguliuoti aukštį. Tai nežinau, ar čia šis variantas, tai bus matyti, tai išsiaiškinsim, gal tiesiog nukrito, nes irgi yra buvę, kad tiesiog kažkaip stačiau atsistojau, rytą atsikeliu, žiūriu, šikna nukritus. Tai čia pažiūrėsim, gal čia jokių problemų nebus. Bus aišku dabar lipus, ar oras išėjęs, ar sistemoje yra oro. Tai ir pagaliau parvykom į Lietuvą, tai ką tik sustojom. Tai esam netoli Kėdainių. Šiandieną nieko įdomaus neįvyko, tai realiai nebuvo ką pafilmuoti, ką papasakoti. Dabar darysimės vėl 11 valandų pauzę, arba ilgiau dar nežinau, nepasiskambinau, kada rytoj būti iškrovime. O iki iškrovimo liko apie 250 km. Iškrovimas bus Rygoj. Tai šiandieną pravairau 9 valandas ir 9 minutės, vėl gaila netilpau 9 valandas. Bet ką padarysi, pasitaiko. Ir tikėkime, kad rytoj 10 valandos neprireiks vairavimo, principė nelabai turėtų. Ir viskas čia gausis gerai. Nežinau, ką veiksim toliau, tai gal dar kažkokį vidinį reisiuką padarysim, nes šiandien dar tik trečiadienis. Tai dar laiko iki savaitgalio yra. O dabar ką, einu pasitikslinti, kada rytoj būti iškrovime ir nuo to priklausys, kokią pauzę darysimės. Visada pasakoju, kiek kur ko nuvažiavau, ta prasme, kiek valandų pravairavau ir niekada nepasakoju, kiek per dieną galima vairuoti. Tai dabar nusprendžiau, kad reiktų truputį pravesti instruktažą trumpą. Tai per dieną vilkiko vairuotojas gali vairuoti 9 valandas ir nedaugiau 6 dienas per savaitę. Ir 2 kartus per savaitę galima prasilginti vairavimą iki 10 valandų. Pauzės yra 2 tipų, 9 valandų pauzė ir 11 valandų pauzė. Per savaitę reikia 3 kartus atstovėti 9 valandas ir 3 kartus 11 valandų.
Tai labai daug neįsiplėsiu šitą temą, kad patys nesusimaišytume, tiesiog norėjau pasakyti, kad kiek maksimalus galimas vairavimas, kiek reikia ilsėtis, kad nekiltų klausimų, kodėl čia pasakoju tokius dalykus, turėtumėt bendrą supratimą, kiek galima vairuoti, kiek reikia ilsėtis ir panašiai. Tai netgi iš tikrųjų norėčiau sukurti atskirą video apie laikus, apie tachografą, bet dar vis mintyse dėlioju, nuo ko reiktų pradėti aiškinti, iki kiek davės. Reikėtų gal pasirašyti ant lapo, kad pačiam būtų aiškiau, tada gal išeitų kažkaip susidėlioti viską ir paaiškinti. Nes gal tarp žiūrovų yra naujai iškeptų vairuotojų ir dar kol kas sunku labai gaudytis tachografe ar su laikais, tai manau gal praverstų toks video, ar šiaip ruošiatės tapti vilkiko vairuotojų ir nelabai gaudotės laikuose, nes kiek žinau 95 kodą mokinantis ten irgi nelabai kažką išmoko, bent jau mano žinioms. Tai gal ir praversų toks video, tai sakau, aš vis dar mintyse dėliojęs kol kas kaip reikėtų nuo ko pradėti aiškinti ir kuo pabaigti, kad nesimakalot nuo vieno prie kito ir kad viską aiškiai išaiškinti. Tai neprižadu, kad tas video bus, bet kažkaip gal sugalvosim ir padarysim tokį video atskirą vairuotojo darbo ir poilsio režimą, taip aš jau pasakysiu. Ir galite komentaruose parašyti, ar tas video būtų naudingas, ar reikia, nereikia, nes irgi įdomi jūsų nuomonė. Galite brūkštelti komentarą, ar tas video būtų įdomus, reikalingas ar ne. Na, o kodėl reikia laikytis vairavimo ir poilsio režimo, tai todėl, kad tachografe visa informacija, tiksliau vairuotojo kortelėje, kuri dedasi į tachografą, visa informacija išlieka 28 dienas ir kiekvieną minutę fiksuoja, ką tu veikėjai, kokiu greičiu važiavai ir panašiai. Na, už realiai kiekvieną perdirbtą minutę tave gali nubausti. Tai Lenkijoje mane yra ne vieną kartą baudė, tai maždaug įsivaizduoju kokios baudos, o toliau ten Vokietijoje ar kitose šalise tikrai nepasakysiu. Lenkijoje žinau, kad už perdirbtą vairavimo laiką iki valandos yra bauda apie 100 zlotų, tai būtų apie 30 eurų. O bendro laiko iki valandos, jeigu perdirbtų apie 200 zlotų, tai būtų apie 60 eurų. Čia maždaug, nežinau, gal kažkas keitėsi, gal kažkas atsinaujino, tai mano informacija tikrai nėra nauja. Čia paskutinį kartą, kai mane baudė, tai buvo virš metai laiko jau praėjo, kad buvau perdirbęs, man atrodo, 3 minutės ir mane nubaudė 100 zlotų už tai. O jeigu atsispausdini čekį ir paaiškini, kodėl perdirbai laiką, iki 15 minučių visada toleruoja. Tikrųjų taip, labai daug kas priklauso nuo tikrintojo, nes vienas praleis pro pirštus, kitas nubaustė už kiekvieną perdirbtą minutę, nes man yra buvę, kad neturėjau čekio, perdirbau virš 15 minučių, tiesiog paaiškinau žodžių, kodėl kas kaip, kurioje vietoje kaip kas, na aišku, sako negerai, bet nebaudė. Ne robotai esam, negalim dirbti, kad minutė į minutę visur sustoti, nieko neperdirbti ir panašiai. Tai va, tiek norėjau papasakoti apie šitos reikalus. Sakau, baudų labai tiksliai nepasakysiu, nes senai gavau ir nelabai domėjaus, kiek jos yra, tai tiksliai patvirtinti negaliu, kokios tos baudos, bet žodžiu, už kiekvieną minutę tave gali nubausti, tiek ir užtenka žinot, kad reikia laikytis viso poilsio vairavimo ir poilsio režimo. Ką tik prasilengiam su tuo, kas mane visko ir išmokė, ne tik furistavim, bet ir gyvenime, tai su mano tėčiu. Tai dabar važiuojam į Rygą, jau esam netoli Jelgavos, tai beliko apie 90 km. Nežinau, kiek tiksliai, nes navigacinės nesu įsijungęs, nes ne pirmą kartą važiuoju, tai tiesiog jau iš atminties važiuojam. Būsiu kažkur apie 10 valandą iškrovime, tai išsikrausim ir kol kas dar nežinau, kas bus toliau, bet greičiausiai kaip visada krausiuos toj pačioj vietoj kaip ir visada iš Rygos ir važiuosiu kažkur namų link. Tai kol kas tiek žinių.
Štai ir išsikrovėm. Tai dabar yra 11 valandų beveik. Važiuosiu į pakrovimą. Tai tikriausiai ties čia ir baigsim epizodą, nes daugiau nebelabai bus ką parodyti. Čia per galą iškrovimai, pakrovimai. Tai manau, kad bus nelabai įdomu. Iškrovė čia ganėtinai greit per 40 minučių. Tai dabar važiuoju pakrovimo link. Ir dar pasidarbuosiu greičiausiai šiandien arba dar netgi rytoj. Tik ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kitose epizoduose.